Labą dieną, aš Samilis ir tiek, kiek mano patirtis leis, norėčiau pasidalinti su jumis patarimais, kaip būti taiklesniu. Bus 4 pagrindinės dalis ir pasistengsiu duoti konkrečių pavyzdžių. Pirma dalis bus apie atramas ir ginklų įsirėmimus, antra dalis bus apie kūno padėtį, trečia dalis bus apie nuleistuko kontrolę, ketvirtoji daly pašnekėsim apie kvėpavimą. Labai paprasta ir labai lengvai suprantama taisyklė yra, kad jūs trukdot ginklui. Jeigu visiškai neliesčiau ginklo, tiesiog nutaikyčiau jį tiesiai į centrą, man kiekvieną kartą užtektų tiesiog nuspausti nuleistuką ir šūvis eitų į tą pačią vietą. Bet aš, kaip šaulys, judu, jaudinos, mano širdis plaka, aš noriu kvėpuoti ir visą tai ginklui duoda judesio. Be jūsų pagalbos ginklas nesugalvos judėti, dėl to jūs jam turite iš pradžių duoti kuo geresnės sąlygas. O tai reiškia kuo daugiau atramos taškų. Aišku, nėra būtina turėti kuo daugiau taškų, yra svarbu, kad jie būtų stabilus. Tad pavyzdžiui, jeigu turit galimybę, niekad nelaikykit ginklo galą pakeltą. Tai reikalauja pastovaus jūsų raumenų darbo, jūsų raumenis per laiką pavargsta. O net nepavargus yra pilna mažų judesių, kurių jūs nekontroliuojat. Pabandykim padaryti 5 šūvius pakeltą buožę. net tiksliai nežinau, kaip šauti. Tu kokia čia nesąmonė. Stengiasi tuo pačiu ir pats nelies stalo. Ganėtinai nestabilu. Tas, kad aš pats neliečiu stalą, irgi labai apsunkin viską. Net nenuėjus patikrint, galiu sakyti, kad čia konkretinė nesąmonė. O dabar padarykim tos pačius 5 šūvius ant Matuzo Tactical šaudymo maišelio. Teisingumo dėliai turėčiau irgi neliest stalą, kad būtų pasikeitus tik ginklo atrama. Tas irgi nėra taip optimalu. Bet turėtų skirtis kaip diena ir naktis. Čia be atramos, čia su atrama. Žiauriai mėgstu, kai pavyzdžiai paeina. Čia matot sklaidą, kai buožė buvo pakelta ir jin tikrai didesnė, negu aš norėčiau. O tuo tarpu, čia turim pavyzdingai mažą sklaidą. Visą 5 šūvių grupę galėčiau uždengti su savo nagu. Taigi dar kartą, kai ginklas neturėjo galinės atramos ir kai ginklas turėjo galinę atramą. Ir tas patarims galioja ne tik buožės atrėmimui. Ta pati taisyklė galioja ir ginklo priekiui ir dėl to dažnai ant ginklo priekiui yra dedamos kojelės. Ir ne šiaip kojelės būna V formos. Nes tas išsiskietimas neleidžia ginklui taip lengvai judėti šonus. Jeigu kojelė būtų viena, jūs pastoviai turėtumėt gaudyti ginklo pusiausvyrą. Jeigu situacija, kad nėra kur ginklo padėti, bent jau įremkit ginklą į kažkokią tai atramą. Ir taip iškart žymiai sumažinsit ginklo judėjimą lyginant su tuo, ką šaudytumėt nuo rankos. Tik turėkit omeny ir neįremkit pačio vamzdžio į atramą. Tai gali reikšmingai pakeisti vietą, į kurią pataikot. Toks pastebėjimas iš medžioklinės pusės, kad medžiotojai dažnai neturi kur įremti ginklo, dėl to neša savo atramos kojelės. Ir tos kojelės būna iš 1, 2 arba 3 kojų. Kartais gal net būna iš 4. Tai irgi yra dalinai susiję, nes kuo daugiau tos kojos turi atramos taškų, tuo jos stabilesnės. Jeigu tai bus tik viena kojelė, kai jūs ant jos padėsit ginklą, jūs pastoviai turėsit gaudyti liksvarą. Jeigu tai bus 2 kojelės, liksvarą turėsit gaudyti tik pirmyn ir atgal. O 3 kojelių stovas jau nebeleis atramai niekur pajudėti. Bet taip pat kaip ginklo reikia gerų atramos taškų, jų reikia ir jum. Dabar pabandysiu užimti kuo nestabilesnę šaudymo padėtį. Kojas laikysiu suglaustas ir sulenktas. Ginklo buožę laikysiu iškėlęs ant savo piršto, ant stalo nedėsiu alkūnių. Ir kiekvieno šūvio metu bandysiu skirtingai įspausti ginklą į savo petį. Tai gali pasirodyti ne tiek reikšminga, bet ginklo įspaudimas į petį irgi turi įtakos taiklumui. O jūsų tikslas yra kiekvieną kartą bandyti atkartoti sąlygas identiškai. Padarykim 5 šūvius. Čia kažkokia pornografija. Geriau nei laikyti ore. Dar tikrai verta paminėti, kad jeigu smarkiai spausit ginklą į savo petį, įsijungs drebėjimas. O jūs nenorit drebėti, kai šaudot. Dabar užimkim teisingą šaudimo padėtį. Bent jau kaip aš ją įsivaizduoju. Kojos išžergtos, kad nebūtų judėjimo į šonus. Ir pilnai ištiestos, kad nejudėtumėt per kelienus. Rankas ir didžiąją dalį savo svorio dedam ant stalo. Maišelę šį kartą naudosim kumštį. Bet naudot kumštį yra žymiai geriau negu naudoti tik pirštus. Atleidinėjant ir suspaudžiant kumštį galite reguliuoti ginklo pakilimo aukštį panašiai kaip su maišeliu. Ir pabaigai ginklą bandysim spausti identiškai kiekvieno šūvio metu.
Pamiršau skaičiuoti. Ar jau sakiau, kad baigus šaudyti išimam dėtuvę, atidarom spyną ir įjungiam saugiklį? Paspauskit like, nusiųskit draugui. Ir nusipirkit šaudimo priemonių Getbekse. Sklaida smarkokai didesnė negu norėčiau, bet žymiai mažesnė negu kai šaudėm pakeltą buožę. O atsistojus teisingai, vis tiek šiek tiek didesnė negu norėčiau. Ir nors žymiai geresnė negu ana grupė, tas viens pames šūvis mane nervina. Bet tam ir yra važiuojama į šaudyklą, kad šaudyt taikliau. Ir iš principo tokios pat kūno atramos taisyklės galioja ne tik šaudant stovint, bet ir klupom, gulom ar kažkokiom kitokiom pozicijom. Jūsų kūnas nori judėti ir taip jūs trukdot ginklui, dėl to duokit ir savo kuo daugiau atramos taškų. Su kūno padėtim dar yra labai svarbu neįtempt savo kūno. Ta ganėtinai sunku parodyti ir mano galva tai yra šiek tiek subjektyvu. Bet jūs nenorit Bet jūs nenorit pastoviai varginti tam tikrų savo kūno vietų. Tad pavyzdžiui, su ginklu reikia stengtis stovėti kuo tiesiau. Kuo labiau nuo ginklo tiesės jūs nusuksit savo kūną, tuo labiau jisai bus įsitempęs. Lygiai tas pats galioja ir su galvos aukščiu. Jeigu jums labai smarkiai reikės atlaužti galvą, ilgainiui jums pavargs kaklas. Bet kaip ir sakiau, šiek tiek subjektyvų, su kūno padėtim geriausia važiuoti šaudyklą ir eksperimentuoti pačiam. Nors yra universalių taisyklių ir kūno atramos taškai yra viena iš jų. Aš nebeturiu laiko, dėl to kvėpavimą ir nuleistuko kontrolę sujungsim į vieną. Pirma, kas yra nuleistuko kontrolė? Nuleistuko kontrolė yra gebėjimas tolygiai, be jokio išankstinio nusistatymo spausti nuleistuką. Jeigu norit, kad šūviai eitų į tą pačią vietą, jūs turit sugebėti nuleistuką nuspausti identiškai, kiekvieną kartą. Kai kurie žmonės spausdami nuleistuką sugeba pajudinti visą ginklą. Tai yra labai bloga praktika prieštaraujanti taiklumui ir tai ypač aktualu mažesniuose kalibruose. O čia šaudom su 2 DLR-u. Ta kulkelė juda sąlyginai lėtai ir jai reikia laiko išeiti iš vamzdžio. Jeigu jūs šūvio metu smarkiai traukiat už nuleistuką, reiškia vamzdis juda ir kulkelė skrenda ne ten, kur jūs norit. Nuleistuko kontrolė dar šiek tiek susijus su šūvio baime. Ypač pradedantis šaudyti žmonės šiek tiek bijo pačio šūvio. Ir nors šūvis dar nėra įvykęs ir jie nėra nuspaudę nuleistuko, jie to šūvio jau tikis ir šiek tiek krūpteli. Apart to, kad jie patys krūptelėdami sujuda, jie labai netolygiai nuspaudžia nuleistuką ir vėlgi kulkelė skrenda ne ten, kur jūs norit. Esminis patarimas yra pirštą uždėjus ant nuleistuko, spausti jį tolygiai ir ramiai. Kad gerai tai padaryti, jūs turit pažinoti savo ginklą ir pažinoti nuleistuką. Skirtingų nuleistukų svoriai, tai yra kiek jėgos reikia nuspaustą nuleistuką, skirias. Ir net būna reguliuojamų nuleistukų. Tad jūs turit priprast, kiek reikia jėgos, kad tolygiai jį nuspausti. Ir antra, žiauriai svarbi dalis yra kvėpavimas. Turbūt esat pastebėję, kad kai pripildot savo plaučius oro, žymiai labiau pradedat jaust širdies mušimą. Aš ne biologas, bet jeigu gerai suprantu to mechaniką, kai diafragma išsiplečia, krūtinės ląstoj palieka mažiau vietos ir dėl to širdis lengviau perduoda judėjimą į visą likusį kūną. Kai aš mokinau šaudyti, mane išmokė taip. Padarom pilną įkvėpimą ir tada iškvepiam beveik iki pat galo. Iškvėpus beveik iki pat galo, jūs turit kokias 3-5 sekundės padaryti šūvį. Nebandykit padaryti šūvio, jei tas laikas praėjo. Kai jūsų kūnui pradeda trūkti oro, jūs pradeda dar labiau judėti. Viso to esmė yra padaryti šūvį, kai jūsų kūnas atsipalaidavęs, o ne kai jam trūksta oro. Iš kitų žmonių esu girdėjęs, kad tą oro išleidimą reikėtų sustabdyti maždaug ties pusę. Reiškia, kad pilnai įkvepiat ir iškvepiat iki pusės. Kas jums labiau tinka, siūlyčiau išsitestuoti patiem, bet kokiu atveju nešaudykit pilnai įkvėpę. Kai kurie žmonės galvoja, kad pilnai įkvėpus turi daugiau laiko taikytis, nes ilgiau nereikės oro. Tai nėra gera praktika. Ir dabar pabandysiu parodyti tai praktiškai, darydams 5 šūvius, tempdams smarkiai nuleistuką ir pilnai įkvėptais plaučiais. O kiti 5 šūviai bus kvėpuojant teisingai ir tolygiai švelniai spaudžiant nuleistuką. Pamiršau, kad turiu nesilaikyti taisyklių. O, jedu. O dabar teisingai. Kartojam įkvėpimą, nes nespėjau šauti. Kaip matot, sklaida ne kažką. Ir jin turėjo būti ne kažką, nes kvėpavau blogai ir blogai spaudžiau nuleistuką. O čia turim dar vieną gerai pavykusį pavyzdį, kurį vėl galėčiau uždengti savo pirštu.
Puikus pavyzdys. Šūviai daros geriau, kai esi nusiraminęs. Mano galva šiandienos rezultatai ganėtinai aiškus. Tai dar kartą, susirandat savo ginklui atramas, susirandat savo kūnui atramas ir laikot kūną neįtemptą. Šaudant, kvėpuojat tolygiai, ramiai ir prieš šūvį iškvepiat. Ir lygiai taip pat tolygiai ramiai spaudžiat nuleistuką. Jeigu aš ir Getbeksas nors kiek prisidėjom prie jūsų taiklumo, tai mums labai didelė šventė. Paspauskit patinka, parašykit komentarą ir nusipirkit šaudimo reikmenų Getbekse. Ate.